Atvažiavom į Italiją, į kaimuką, vakar atskridom ir atvažiavom tokiais vingiuotais keliukais, labai vingiuotais, labai siaurais. Turim užsibukinę tik šitą nakvynę, šiaip atrodo tikrai įspūdingai. Prie kaimo yra aikštelė, o pačiam mieste nėra jokių gatvių. Mėgaujamės pusryčiais, labai skanu. O toliau nakvynių jokių neturim, tai varysim turbūt prie jūros. Matyti. O, ką žiūri panda. Gaila, kad ne mūsų. 4x4? Taip. Žiauriausia. Už pandą 4x4 yra tik tai vienas geresnis dalykas. 2 pandas. Šachtininkas. Gavom tokį automobilį hibridą. Norėjau kišti kažkokį kitą automobilį, kuriame radija neveikia. Tai gerai, kad pakeitė. Atrodo, kad ten mūsų miestelis buvo viršui. Šiaip man atrodo, kad jis ten turėtų būti anoj pusėj. Italija yra smagumas tai, kad mes važiavom 80, kur galima 50 ir mus vejasi kažkoks mini trakas. Nežinau, kaip jisai vadinasi. O, čia uostas kažkoks. Neblogi čia tie kateriukai. Aišku, ne Monakas, bet visai neblogai, tikrai neblogai. Šitų laivelių turi, va. Šitas laivelis turi laivelį laivelyje. Kaip čia padaryti? Kaip čia prizoominti? Čia aš manau tikrai bus kokio nors krepšininko šitas reikalas. O, čia tai energijos tikrai pilna šitas. Čia jau čia ir didžiausia iš visų šitų. Gerai, pažiūrėjom brangių jachtų. Einam ieškoti, kur savo pandą palikom. Kažkas nekantrus labai. Turim limonadą visokio. Va, kas čia per tiltai tokie dideli. Ai, galvoju, važiuosim per jį. Vadu, nevažiuosim. Lema, kažkoks tai Renault su šeima nuvažiavo. Pas mus padangos cypia, bet aš jo nelabai davėjau va tas. Bet ten rimtai su šeima važiuoja, žinok. Aš nežinau, kaip jie guldo. Gal jis nemėgsta savo šeimos. Radom kišenėlę kažkokią. Baim.
Tai nėra reklama. Galėjom daugiau atsivežti. Yeah. Patikrino, ar viskas gerai po Braitą atsigerus. È importante di un biglietto, introdurre il biglietto. Hola. Arrivederci. Kokį žiaurų šitie. Pakeliui į Portofiną pamatėm Miatą. Žiauriai gerai pavyko nufilmuoti. Man atrodo, kad visai žiauriai gerai. Ir užsimanėm slaiso picos. Einam iškot. Toliai? 10 minučių. 10 minučių. My car. By car? Ne. Kiek čia tų laiptų? Nu, yra pora. Koks čia vaizdas mama atsivers? Parkingą, jei! Wow! Dar vienas parkingas. Amazing skalbiniai! Čia mūsų vieta, kur mes ėjom. Hello. Take away, yeah. Kitą kartą reikės tokį užsakyti. Ką čia davė? Kalmariukai, citrina ir itališkas limonadas. Koks šaltas. Degina. Radom perfect spotą kalmarų valgymui. Varam kalmarus paleisti į laisvę. Gal dar ne vėlu. Nice. Šiaip jaučiu, galima maudytis tikrai. Kas čia žiūrėk? O, griebtuvai. Oi. Under the sea is sponge, fair. Reikia atlikti vandens testą. Nu, dabanguosti manęs. Ai, neblogai taip. Labai neblogai. Reikės varyt maudytis. Nu va, pagaliau radau Kuoro atstovybę Daihatsu. Opa, Daihatsu Kopenas. Jaučiu, ponui Žilvinui reikėtų dalių gal paimti. Galim nardyti. Galim nardyti. Užsibukinom jau bookingą, važiavom dviračius, tai biškai brangoka, galvojom gal rytoj arba poryt važiuoti iki Dekatlono, nes mes šortų nepasimėm, o Gintarė buvo įsidėjus ir tada išsiėmė, o aš net nebuvau įsidėjęs, tai tiesiog ten biškai brangu visą aprangą nusipirkti, tai galvojom, kad Dekatlono nepasimsim, o dabar varom maudytis. Akmenukai. Ai, šiaip galvojau kažkas dėsnis bus vanduo. Raktelis išmaudžiau. Šiaip labai įdomu, ar čia girdis kas nors per šitą mikrofoną. Nes biškai po vandenį buvo, bet vanduo šiltesnis negu galvojau.
Aš manau, kad jie visi daro dangų. Dabar važinėjom tiesiog aplinkui. Ten žiauriai gerai atrodo. Važiuojam atgal į Bookingą. Persirinksim po druskino vandens, turbūt reikia ir išsimaudyti ir varyti vakarienės. Šiaip jau gerokai tamsta. O dviratininkas važiuoja priekį. Jau jį reikia padaryti. Čia mes paryčiam. Užsisakėm vakarienę. Išsirinkom staliuką. Atidaryk kažkurią. Oho. Veikia. Čia mūsų Bookingas. Neblogai vietoj iš tikro. Kai už 7-8 eurus tai bomba. Taip pilyje atrodo. Toks raktas. Belin kaip sunkus. Kambarys tai toks paprastas ganėtinai. Kas čia per daiktas? Nieko gero.